Kas gali sieti šviesaus atminimo Lietuvos prezidento Algirdo Mykolo Brazausko žmoną Kristiną Brazauskienę ir Kaišiadorių rajone gyvenančią 10 vaikų mamą Ritą Degutienę? Iki praėjusios savaitės šios dvi moteris iš tiesų buvo nepažįstamos, o buities, vaikų bei verslo sukūriuose paskendusi Rita ponę Kristiną regėjusi nebent televizoriaus ekrane. Tačiau ne veltui sakoma, jog baisi nelaimė netikėčiausių būdų suartina net ir tuos, kurie anksčiau buvo visiškai svetimi. Tai buvo vakar skambutis telefonu ir išgirdau balsą, labai pažįstamą balsą, bet matomai galbūt, kad tokia stresinė situacija buvo ar kas, aš galvoju, aš tikrai turiu atsiminti, kieno balsas. Labai girdėtas. Ir papasakojo moteriškė, kad jinai tojo atvažiuoja, įsiaiškinusi mano adresą, visą kitą, ne tik tai paskui prisistatė. Aš Kristina Brazauskienė. Rita Degutienė prisimena, išjungusi telefoną, ji dar negalėjo patikėti, jog netrukus be jokių išankstinių ceremonijų į jos namus atvyks paties prezidento žmona. Tačiau po gero pusvalandžio prabangus Kristinos Brazauskienės automobilis iš tiesų jau suko į nuošaliame Kaišiadorių rajono vienkiemyje gyvenančią Degučių šeimą. Aš tau padėsiu. Be jokių tuščiažodžiavimų, beviltiškoje situacijoje atsidūrusiai, antstoliu atakuojamai moteriai pasakė Kristina Brazauskienė ir įteikė taip reikalingus pinigus. Taip. Aš gyvenime nieko iš nieko negavus. Įsivaizduojat? Niekada. Įsivaizduojat, kaip aš jaučiuosi? Aš tik tai duodu visiems, bet niekada nieko negavus. Manau, kad žmogus duodamas ir atgal nieko neprašydamas, jis puikiai supranta esamą padėtį. Lygiai taip pat ir Kristina matau, manau, kad jinai puikiai supranta.